Apgaulės. Šią savaitę senukuose. Keraminės sienų plytelės tik 10 litų 99 centai. Plytelių klijai Briko tik 8 litai 29 centai. Senukai. Visada išsirinksi. Gelomirtol. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Aha, visi viską žino. Ir kažkodėl mano, kad geriau už tave. Spręsk pats. Didžiausia tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda Lietuvoje – Studijos 2014. Vasario 6-8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo. Išeini su atsakymu. Vaistinėse Kamelija top pasiūlymas jums. Šį mėnesį žuvų taukų linijai Lysi nuolaida net iki 40%. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Moderniausias technologijas ir inovacijas kuriantys jaunieji mokslininkai. Kokie jie? Mokslininkas šiuo metu tikrai yra ne tas, kuris sėdi laboratorijoje, užsidarė. Šiuo metu mokslininkai yra visiškai kitokie. Kokios sąlygos Lietuvoje yra suteikiamos jauniesiems tyrėjams, atsakysime jau šį sekmadienį laidoje Tėvų klasė. Eurovizijos transliacijas Lietuvai dovanoja natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Atranka į Euroviziją. Didžiausia intriga netrukus pasieks kulminaciją. Jų liko tik 5. Finalas visai nebetoli. Meilė baigėsi, vaikeli. Drįsiu paprieštarauti šiandien. Aš šiandieną šitam... 4 išlikusių džiaugsmas ir 1 kritusio skausmas. Šeštadienį 9 vakare per LRT televiziją. Viskas apie Eurovizijos atranką portale lrt.lt. Nelikit musikandės. Piniginė LT kreditai visiems, kurie skolinasi atsakingai. Generalinis laidos rėmėjas farmacijos kompanija Sanofi. 200 mečiai patirties. Sanofi. Pirmiausia pacientai. Didmiesčių eismo spūstis ir greitai tiksintis laikas. Štai su kuo diena iš dienos kovoja greitosios medicinos pagalbos vairuotojai. Yra vairuotojų, kurie galvoja, kad jie yra gudresni už kitus. Man reikėjo aiškintis su kelių policija ir, žodžiu, kaip ir likau kaltas, norėdamas padaryti gerą darbą. Laidoje pagalbos ranka greitosios medicinos pagalbos kasdienybė. Žiūrėkite šeštadienį 8 val. Per LRT televiziją. Northway medicinos centras. Sergančiam, sveikam, kiekvienam. Labas vakaras. Lietuvos radijo ir Lietuvos eteryje aktualių pokalbių laida Dėmesio centre. Ir šį vakar Dėmesio centre Ukrainoje pagrobtas ir kankintas protesto akcijos Automaidan lyderis Dmitro Bulatovas. Su juo kalbėsimės Vilniaus universiteto Lazdyno ligoninėje. Noriu įspėti, kad kai kurie teiginiai ir detalės, kurias išgirsite pokalbio metu, gali šokiruoti. Taip pat prašyčiau užtikrinti, kad šios laidos nematytų mažamečiai. Добрый день. Здравствуйте. Дмитро, прежде всего, вы могли бы рассказать немножко о себе? Dmitro, papasakokite apie save. Ką jūs veikiate iki Automaidano? Kaip jūs susiję su politika? Iki Automaidano visiškai nebuvau susijęs su politika. Užsiėmiau verslu. Pagrindinė mano veikla – rinkodara, reklama, pardavimai. Turėjau autoservisą, kavinę. Be to užsiėmiau visuomeninę veiklą, organizavau daug akcijų, tačiau jos nesusijusios su politika. Также у меня в Украине был автосервис, где ремонтировались автомобили. И у меня было кафе. Automaidanas labai originali protesto akcija. Tai jūsų idėja? У меня Автомайдан начался с того дня, после той ночи, когда побили людей. Мне написали в Фейсбуке мои друзья. Man Automaidanas prasidėjo po nakties, kai buvo sumušti žmonės. Draugai man parašė socialinėme tinkle, kad vieną mano draugą, sportininką ir trenerį naktį suėmė už tai, kad jis bandė sumuštą merginą įsodinti greitosios pagalbos automobilį. Buvo šeštadienis. Susiradau jo telefoną, paskambinau. Išsiaiškinau, kad jis paleistas, tačiau milicija jam surašė protokolą.
Tada dar nežinojau, kas atsitiko Maidane. Įsijungiau televiziją, internetą ir pakraupau pamatęs, kas vyksta. Paskambinau draugui ir pasakiau, kad turime padaryti kažką daugiau. Reikėjo, kad kuo daugiau žmonių pamatytų tą protestą, nepritarimą. Mes niekaip negalėjome susitaikyti su tuo, ką matėme. Per daug buvome sukrėsti. Susiskambinę su draugais nusprendėme surinkti automobilių koloną, važiuoti per miestą su įjungtais garso signalais ir taip protestuoti. Taip norėjome pakviesti žmonės rinktis Maidane ir palaikyti protestuotojus. Pritvirtinau prie savo automobilio vėliavą ir išvažiavau. Mieste sustodavau prie mašinų, jų vairuotojams aiškino, ką esame sumanę. Kvietėme važiuoti kartu ir protestuoti. Sakiau, kai mūsų bus daug, atkreipsime dėmesį. Вот таким образом нас соберется много, и когда нас много, на нас обратят внимание. Kiek bendraminčių radote? Первый вечер мы собрали... Pirmą vakarą susirinko per 300 automobilių. Да, в первый вечер. O vėliau? А потом было по-разному. Иногда при разных поездках приезжало разное количество автомобилей. Когда у нас были автопробеги по городу, у нас было... Visai būdavo. Važiuodavo ir 100, 200 automobilių, kartais tik 50, nes darbo dienos galėjo prisijungti. Kai važiavome pas Janukovičių, Medvečiuką, susirinkdavo iki 200 automobilių. O kai 29 gruodžio važiavome prie Viktoro Janukovičiaus namų, buvo jau 2800 automobilių. Išvakarėse mūsų kolona ištyso iki 5 kilometrų. Tai automobilių inspekcijos duomenys, nes mes neturėjome laiko skaičiuoti. Mums blokavo kelius, užstatė kamazais, mus stabdė milicija, bandė atimti vairuotojo pažymėjimus, pjaustė padangas, kvietė į apklausas. Skambindavo ir mūsų tėvams. Gazdino, kad sūnus ar dukra bus patraukti atsakomybėn už tai, kad važinėja ir protestuoja. Tačiau visos šios pastangos žmonių neišgazdino. Automaidano dalyvių skaičius tik augo. Kuo stipriau mūsų valdžia spaudė, tuo labiau augo mūsų gretos. И больше было подписчиков в Фейсбуке, то есть везде людей, чем сильнее власти на нас давили, тем больше нас становилось. Уже протест был настолько сильный, что люди не готовы были терпеть его. Čia padarysim trumpą pertrauką, po jo sugrįšime ir pratęsime pokalbį su Dmitro Bulatovu. Likite su Lietuvos radiju ir Lietuvos televizija. Senukai vėl nuolaidžiauja. Išparduodame 10 000 prekių su 40% nuolaida ir jokios apgaulės. Šią savaitę senukuose Futura dušo kabina su pagrindu tik 599 litai. Cerzanit unitazas su bakeliu ir dangčiu tik 171 litas. Senukai, visada išsirinksi. Čia Tomas, iš globos namų. Kaip ir visi vaikai, jis mėgsta išdaigas. Tik kažkodėl jo išdaigos mums atrodo didesnis vien todėl, kad Tomas auga be mamos ir tėčio. Iki savaitėlė pristato. Šį penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį kavai net 30% nuolaida, o virtoms dešroms ir dešrelėms Biovela net 40% nuolaida. Iki. Mes visi norim sutaupyti. Sveikas! Klausyk, gal užtenka tų operų. Artėja kovo 8, reikia kažką tokio, žinai, už širdies griebiančių moterims Kaune Žalgirio arenoje padainuoti. Ne, Edmundėlį, čia tu Kaune Žalgirio arenoje dainuosi, o aš dainuosiu Vilniui Siemens arenoje. Ir Kristina ir kitoms moterim dainuosiu tokias dainas, aš tikrai tikiu, joms širdys apsals. Tas rankų švelnumas. Kovo 8 vakarą 2 koncertai Žalgirio ir Siemens arenose. Informaciniai rėmėjai LRT televizija, portalas lrytas.lt. Lietuvos futbolo federacija ir Matthew Stafford pristato didžiausią futbolo šventę Lietuvoje. Kovo 1 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Futbolo diena 2014. Geriausia Lietuvos
futbolininkai, svečiai iš užsienio, Čilavertas, Raihardas, Kežmanas, Krespo ir kiti, kamuolio virtuozai iš Prancūzijos, Lietuvos kino, sporto ir muzikos žvaigždės. Bilietus parduoda Bilietai LT. Radio stotis M1+. Futbolą myli greitųjų paskolų profesionalai smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Norėjo raumenų, neteko kepenų. Dozėm nežmoniškom per mėnesį priauga po 20 kg. Raumeningi cheminiai būdai netekti vyriškumo. Kad yra kastracija, sakau, tai gal chirurgiškai tuomet jums būtų patogiau. Kita tema – daujočių gyventojai prieš norą šalia jų deginti anatominės žmonių atliekas. Tiksinti bomba. Tikrai to žodžio prasme. Tiksinti specialus tyrimas jau šį vakar be 15:10 per LRT televiziją. Oro pagalvės nenaujame automobilyje lyg katė maiše. Padažu biškai nekuriu. Nauja pagalvė. Jo, pirkit. Oro pagalvių paieškos ir auksarankių triukai. Saugaus eismo laida Keliai mašinos žmonės rytoj 18:30 per LRT televiziją. Unikalius vaistus ir inovacijas, kuriantys jaunieji mokslininkai. Kokie jie? Jaunas mokslininkas yra žmogus, kuris yra komunikabilus, kuriantis tikrai įdomius prietaisus ir sugebintis apie tai spalvingai papasakoti. Į klausimą, kokios sąlygos Lietuvoje yra suteikiamos jauniesiems tyrėjams, atsakysime jau šį sekmadienį laidoje Tėvų klasė. Eurovizijos transliacijas Lietuvai dovanoja natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Atranka į Euroviziją. Didžiausia intriga netrukus pasieks kulminaciją. Jų liko tik 5. Finalas visai nebetoli. Meilė baigėsi, vaikeli. Drįsiu paprieštarauti šiandien. Aš šiandieną šitam... 4 išlikusių džiaugsmas ir 1 kritusio skausmas. Šeštadienį 9 vakare per LRT televiziją. Viskas apie Eurovizijos atranką portale lrt.lt. Nelikit musekandės. Piniginė LT kreditai visiems, kurie skolinasi atsakingai. Programą remia Skonis ir kvapas. Jūsų arbatos tiekėjas. Išskleidę minčių žemėlapius, pilnais žinių lagaminais 12 dešimtokų greituoju traukiniu bandys pasiekti laimingąją nugalėtojų stotį. Stebuklingoji šakutė. Tokį uždavinį antrokas išsprendžia per 5 minutės. Rytoj 19 valandą Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vasario 16-ąją švęsk linksmai, patriotiškai ir su dainomis. LRT televizija pristato šventinį koncertą, kuriame gražiausias lietuviškas dainas atliks Merūnas Midulskis, Jeronimas Milius, Kastytis Kerbedis, Ieva Narkutė, Jurga Šeduikytė, Rondo ir kiti tautos mylimiausieji. Valstybės atkūrimo dieną apie tai, kas svarbiausia tiesiogiai. Kultūros sostinės Panevėžio. Vasario 16-osios šventinis koncertas Laisvės pavasaris. Transliacijos pradžia vasario 16 dieną 15 valandą tiesiogiai iš Panevėžio Cido arenos per LRT televiziją. Tai ne Agatos Kristi detektyvas. Tai 2002 Lietuva. Buvo šiokia tokia baimė ir jis neturi pistoletą. Rodė pinigus, jis atidaro tą lagaminą, ten tarp tokių, reiškia, skudurų įvyniotas gintaro gabalas. Viena keisčiausių vagysčių, kurią išaiškinti padėjo žurnalistai. Tai yra Saulės akmuo. Saulės akmens pagrobimas. Mūsų laisvės metai 2002. Vasario 23-ąją 21:15 per LRT televiziją. Taigi mes grįžtame ir kalbame toliau su Dmitro Bulatovu, Automaidano lyderiu, kuris buvo pagrobtas ir kankintas Украине. Дмитро, вы в тот день, когда вы были похищены... Ta diena, kai buvote pagrobtas, sužinojote, kad visas jūsų turtas, sąskaitos bankuose bus areštuotos. Kaip viskas vyko tą dieną? Вы могли бы вспомнить тот день и как все произошло? Ну, мне звонило много людей и говорили о том, что арестованы мои счета, мое имущество. И я позвонил в банк. Банк сказал, что в банк основные деньги мы собрали на общественную организацию. Она называется «Социально ответственное общество». Собирая деньги на общественную организацию, она не прибыльная, нон-профит.
Paskambinau į banką, čia buvo mūsų visuomeninės organizacijos socialiai atsakinga visuomenė sąskaita. Tai nebuvo pelno siekianti organizacija, ji legali, mes turėjome teisę pinigus iš sąskaitos naudoti žmonių reikmėms. Kai paskambinau į banką, man pasakė, kad sąskaita dar neareštuota, tačiau yra tikimybė, kad taip bus. Žmonės, kurių pavardžių saugumo sumetimais negaliu minėti, mane įspėjo apie grėsiančius pavojus, galimas sankcijas. Я поехал, у меня есть помощник, несколько помощников. Susitikau su vienu žmogumi, jis pasakė, kad visas mano turtas areštuotas arba jau tuoj bus areštuotas. Ir ne tik mano, žmonos taip pat. O aš važinėjau žmonos vardu registruotu automobiliu. Pastačiau jį, nes areštuotą automobilį bemat konfiskuoja ir negrąžina. Įtariau, kad mane seka, todėl sėdau į taksi ir bandžiau sumėtyti pėdas. Norėjau iš bankomato pasiimti pinigus, kol jų dar neareštavo. Nes turiu šeimą ir privalau ją rūpintis. Все, что есть, потому что, если все арестовано, то потом... Плюс еще у меня все-таки еще есть семья, которую надо кормить. Я сел в такси, проехал как некоторое расстояние. Išlipęs iš taksi prie bankomato pamačiau apie 10 sportiškos išvaizdos vyrų, juos vadina tituškomis. Перешел дорогу и пошел к банкомату. Я видел там человек 10 спортивной наружности, стояли, у нас их называют титушками. Tai tie, kurie už pinigus daro provokacijas? Да, но они похожи были, их было много в том месте, где был недалеко банкомат. Я решил туда не идти, так как меня уже на улице узнавало много людей из-за того, что меня постоянно показывали по телевизору. Я решил, я шел вдоль дороги. Todėl juos pamatęs nusprendžiau neiti prie bankomato. Gatvėje žmonės mane atpažindavo, nes nuolat buvau rodomos per televiziją. Nusprendžiau luktelėti, kol tie žmonės pasitrauks ir tada prieiti prie bankomato. Tačiau pajutau smūgį į pakaušį. Mane įmetė į mikroautobusą. Viskas įvyko žaibiškai. Smūgis į pakaušį buvo labai mikroautobusą. Autobusą trenkė dar kelis kartus. Ant galvos uždėjo maišą, koją prispaudė galvą ir pasakė, jei priešinsies, gausi dar. Smūgiai buvo tokie stiprus, kad priešintis nebuvo jėgų. Одели мешок на голову и сказали, что наступили коленом на голову, подержали и сказали, если ты будешь дергаться, мы будем тебя также бить. Удары были такие настолько сильные, что желания сопротивляться у меня не было, если честно, никакого. Дальше я рассказывал все на пресс-конференции, вы слышали. И если хотите, я могу повторить, просто я вам расскажу все. То же самое. Ką norėjo iš jūsų išgauti kankindami? Они расспрашивали про деньги, которые мне давал американский посол. Они считали, что... Они спрашивали про то, кто отдает мне приказ. Они не верили, что мы самоорганизовались, что мы сами управляем ситуацией, что мы действительно сами принимаем решения. Jie klausinėjo apie pinigus, kuriuos man nevaduoda Jungtinių valstijų ambasadorius. Jie nenorėjo patikėti, kad mes patys susiorganizavome, vykdome akcijas ir patys priimame sprendimus. Jie netikėjo, kad pinigus mums aukoja žmonės. Neklausinėjo, pinigų mes surinkome. Mane mušė ir aš kalbėjau tiesą, nes jie išvien su valdžia ir patikrinti informaciją gali be jokių problemų. Kankino mane labai smarkiai. Большая проблема. То есть врать мне... Я рассказывал то, что есть, потому что пытали меня достаточно сильно. Jūs įtarėte, kad tai rusų specialiųjų tarnybų darbas? По всем признакам, которые по речи, по тому, как они говорили о нас в третьем лице. Вы, да, украинцы? Они говорили «вы», «у вас». Они даже один раз сказали «ваша ненька». Ненька – це на українському язикі, ненька Украина – это как любимая Украина или родная. Это уменьшительно-ласкательное слово.
То есть они говорили про «вы». У них была... Išgirdau, kad apie mus kalbama trečiuoju asmeniu. Jūs, ukrainiečiai, Ukraina, kalbama su rusišku akcentu. Ukrainiečiai rusiškai kalba kitaip. Tai buvo rusų tautybės žmonių kalba. Ir tie jų klausimai, jie primiktinai klausinėjo apie amerikiečius, apie tai, kas duoda pinigų, kas mane valdo, kas duoda nurodymus ir panašiai. Mane taip žiauriai kankino, kad aš netgi pamelavau, jog amerikiečių ambasadorius davė $50 000 ir aš tuos pinigus išleidau benzinui, automobilių remontui, pirkau kelias filmavimo kameras, mobilųjį telefoną. Žinoma, ambasadorius man jokių pinigų nedavė, tačiau buvau taip kankinamas, kad kalbėjau tai, ką jie norėjo išgirsti. Maniau nemuš taip žiauriai. Po to užmovė maišą ant galvos ir surakinę antrankiais trankė per veidą. Pastatė priešais mane filmavimo kamerą ir reikalavo prisipažinti, kad esu amerikiečių agentas. Buvau taip iškankintas, išvargintas skausmo, kad į kamerą pasakiau esąs CŽV agentas, kad amerikiečiai man įsakinėja. Melavau. Bet man jau buvo vis tiek. Norėjau tik vieno, kad nemuštų. Я уже на камеру, они сказали, рассказывай, что ты американский шпион, признавайся и говори это все. Ну, они просто вот этой пыткой достигли у меня такой порог боли, что я рассказывал, что я агент ЦРУ, и что я американский шпион, и что американцы отдают мне приказы. И, ну, потому что мне уже, ну, то есть это я врал, но мне уже было все равно, лишь бы меня только они уже вот так. Žinoma, jums prisiminti turbūt nėra lengva, bet ką jie darė su jumis kasdieną? Ar dienos buvo panašios tarpusavyje? Первый день, когда они меня привезли, они ударили меня несколько раз по голове, положили на землю, но они дали мне очки, одели для плавания, в них была вата. Они сказали, что если ты будешь их снимать, мы будем тебя бить. Они ударили меня несколько раз по голове, когда привели туда. Ну, они мне постоянно давали почувствовать, что, ну, то есть я не... Ну, то есть по голове били они меня каждый день. Били они не много раз, но очень сильно. То есть это били люди профессиональные там. Нередко они били в висок, они били только в голову, вот в эту часть головы они били меня. Пару раз они попали по лбу, у меня тут один раз даже была шишка вот такая сразу выскочила. И ну я просто руками трогал. И первый день они положили меня на землю, положили мне мокрую тряпку на глаза, закрыли нос и начали в рот в открытый лить воду. Я начал захлебываться, и после этого... Pirmą dieną, kai atvežė, kelis kartus trenkė per galvą, paguldė ant žemės, uždėjo plaukimo akinius, prikištus vatos ir įspėjo. Jeigu juos nusimsiu, sumuš. Kasdien mušdavo per galvą. Smūgiai buvo nedažni, bet labai stiprūs. Mušė tikri profesionalai. Mušė į smilkinius, į pakaušį, į kaktą, buvo didžiulis gumbas ant kaktos iššokęs. Kai gulėjau ant žemės užrištomis akimis, man į burną pylė vandens. Kai vos nepaspringau, pasakiau jiems viską, ką jie norėjo. Kiekvieną dieną, sudavę kelis smūgius per galvą, jie mane tardė. Kartais surakindavo antrankiais, kartais ne. O vieną dieną uždėjo maišą ant galvos, surakino antrankiais ir mušė per veidą.
Jau minėjau, kad po to prieš kamerą pasakiau esąs agentas. Jie dar sakė, kad išdurs akį. Jaučiau prie akies kažkokį metalinį daiktą. Po to man supjaustė veidą. Vėliau gydytojai sakė, kad pjaustė skustuvu. Buvo labai baisu. Nebebuvo svarbu nei žaizdos, nei kraujas. Aš tikrai maniau, kad man išdurs akį. Žaizda ant veido buvo labai gili, ilgai kraujavo. Ji tai užsitraukdavo, tai vėl atsiverdavo. Buvo labai nemalonu. Buvau leisgyvis, bet mane vis tiek tardė. Galiausiai man nupjovė dalį ausies. Sakė, mes tau nupjausime ausį, tačiau aš jau nesupratau, kiek ausies nupjovė. Gabalėliu nupjautos ausies jie lietė mano kaktą. Buvo siaubinga. Miegojau ant celofano, nebesuvokiau, kiek dienų mane laiko. Valgyti kelias dienas nedavė, tik vandens. O paskutinę dieną mane parklupdė ir pareiškė, kad dabar nukryžiuos. Nelabai supratau, ką tai reiškia. O jie toliau mane gąsdino, kad neliks ant rankų sveikos sausgyslės. Nepatikėjau. Bet po to pajutau dūrį, plaktuko kaukštelėjimą, mane prikalė ir mušė iš nugaros. Per minkštuosius audinius, bet pataikė ir į alkūnę. Dėkui Dievui nesulaužė. Jutau, kad jie nori man sukelti kuo didesnį skausmą. Kelis kartus netekau sąmonės, tačiau kiek galėdamas stengiausi laikytis. Aš jau nieko nebesuvokiau, nežinojau, ką dar jie sugalvos, kaip kankins. Atvirai kalbant, aš netgi prašiau jų mane nužudyti, nes psichologiškai buvau visai palūžęs. Вот они давали только воду, у меня получается, что уже рвать-то, собственно говоря, было нечем. И последний день они меня поставили на колени и сказали, сейчас мы тебя будем распинать. Но я не совсем понимал, что значит распинать. Они поставили мне руки, щупали, сказали, мы тебя разопнем так, что у тебя не придется ни кости, ни сухожилия. Но я до конца не верил. И потом произошло быстро, я почувствовал что-то острое, и удар молотка, и я уже почувствовал, как у меня просто пробили руку. Меня прибили двумя руками и начали бить сзади по телу, просто бить, там синяки есть на фотографиях, я могу вам показать. Они били по мягким тканям, не по костям, в первую очередь. Попали там по локтю, например, слава богу, не сломали. И было такое, что они брали и били в одно и то же место несколько раз, то есть достигая боли большой. Вот бьет, боль усиливается. И в этот момент я стоял прибитый. У меня пару раз я терял сознание, терял я его на доли секунды, потому что я старался еще как-то выдержать, я не понимал, что еще будет. То есть я не понимал уже порог пыток. И если честно, то я просто их просил перерезать мне горло, застрелить меня, то есть убить меня, потому что уже психологически у меня уже не осталось. Dmitro, Vilniuje jūs greičiausiai pagydys, busite sveikas, o ką planuojate daryti ateityje? Planuojate sugrįžti į Ukrainą? Знаете, я после того, что пережил, в принципе, для меня сейчас очень важен вопрос безопасности меня и моей семьи. Po to, ką išgyvenau, man labai svarbu mano ir mano šeimos saugumas. Tačiau aš nesitrauksiu. Kol kas mane gelbsti ir palaiko vaistai. Tačiau ir toliau visais įmanomais būdais kovosiu, stengsiuos, kad Ukrainoje nugalėtų demokratija. Всеми возможными способами помогать, сделать так, чтобы в Украине наконец-то наступила. Labai noriu grįžti, tęsti veiklą. Tačiau supranti, kad tai vyks negreitai. Kol kas man svarbiausia mano šeimos saugumas. Jei negalėsiu grįžti į Ukrainą, tęsiu kovą būdamas užsienyje.
Что же, спасибо большое вам, удачи и выздоравливайте. Спасибо вам большое. Ačiū žiūrėjusiems, kita laida Dėmesio centre, pirmadienį. Gero vakaro su Lietuvos radiju ir Lietuvos televizija. Iki. Sveiki, LRT televizijos eteryje laikas specialiam tyrimui. Šiandien laidoje matysite. Norėjo raumenų, neteko kepenų. Dozėm nežmoniškom per mėnesį priauga po 20 kg. Raumeningi cheminiai būdai netekti vyriškumo. Kad yra kastracija, sakau, tai gal chirurgiškai tuomet jums būtų patogiau. Kita tema – daujočių gyventojai prieš norą šalia jų deginti anatominės žmonių atliekas. Tiksinti bomba. Tikrąją to žodžio prasme. Norėjo tapti Švarcnegeriu, tapo sunkiu ligoniu. Tokia kauniečio Mindaugo istorija. Jo svajonės apie įspūdingus raumenis baigėsi tragiškai. Maisto papildai ir steroidai suėdė jauno vyro kepenis. Medikai dabar sako, kad šį ligonį teks gydyti mažiausiai pusę metų. Tai anaiptol nebe pirmas atvejis, kai gydomas dėl kepenų pažeidimo pacientas piknaudžiavo anaboliniais steroidais, vaistiniais preparatais, kurie skirti tik ligoniams ir kurių oficialiai galima įsigyti tik turint gydytojo receptą. Specialus tyrimas apie vyriško grožio kainą. Tačiau tema aktuali ir moterims. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Taip savo laisvalaikį anksčiau leisdavo ir kaunietis Mindaugas. Dabar jaunas 25 metų vyras vietoj svarmenų, kaip koks paliegęs pensininkas, kilnoja kalnus tablečių. Noras turėti Švarcnegerio kūną jam baigėsi Kauno klinikų palatoje. Čia, skyriuje, kur paprastai gydomi alkoholikai, jis jau 1,5 mėnesio. Kaip pajutot, kad kažkas yra ne taip su jūsų organizmu? Pradėjau geltonuot iš pradžių, paskui nežėjimas kūno atsirado. Taip ir pajutau, kreipiausi į medikus. Nieko neskaudėjo? Skausmo nebuvo. Štai tokios spalvos kaip ir šis puodelis buvo ir Mindaugo oda, net akių baltymai, kaip siaubo filmų personažo, ryškiai geltoni. Pats pastebėjot, kad pageltot ar... Žmona, sako, geltonuoji, aš dar nepripažinau iš pradžių. Paskui jau pats pamačiau, kad akis pagelto. Nuo pat kalėdų, kuomet Mindaugas pateko į klinikas, medikai bando priversti vėl veikti paciento kepenis. Kepenų pažeidimas, uždegimas. Šio anabolinių steroidų atveju pažeidimas gali užtrukti ir iki pusės metų ir ilgiau ir tik intensyviai gydant mums tokius ligonius pavyksta grąžinti į visavertį gyvenimą. Kaip niežulys, sumažėjęs? Sumažėjo dabar. Sudėtingas gydymas medikamentais truks dar mažiausiai pusmetį. Ironiška, tačiau tabletėmis vaikino kepenys ir buvo numarintos. Prasidėjo nuo maisto papildų, paskui prie papildų dar trūko steroidų anabolinių. Kokius steroidus jūs vartojat? Turinabolo tabletės. Tai kas tai anaboliniai steroidai? Tai yra vyriškojo hormono testosterono darinys, kuriame žymiai sustiprintas baltymus sintezuojantis poveikis. Tai šie preparatai yra dopingas, jie uždrausti visose olimpinėse šakose ir ne vien dėl to, kad tai sudaro neteisingos konkurencijos galimybę, bet ir dėl to, kad jie kenkia sveikatai. Sakau, pačius švariausius sirinkau, pačius geriausius, iš vis jokių pasiekmių neturėjo būti, neleidžiami, oraliniu būdu naudojami. Apie anabolikus kalbant, ar ne? Taip. Ir jums sutriko sveikata jau vartojant tuos anabolikus steroidus. Visą kursą suvartojat? Visą kursą suvartojau ir po porą savaičių prasidėjo. Ir toliau papildus maisto vartojau ir jie per daug sudavė
kepenim smūgį. Anaboliniai steroidai, vaistiniai hormoniniai preparatai skiriami griežtai tik pagal gydytojo receptą. Anabolikais gydomi ilgai nejudėję ir dėl to raumenų masės netekę pacientai. Pavyzdžiui, pabudę iš ilgalaikės komos. Trūko nedaug, kad Mindaugas pats į ją panirtų. Visi žmonės, tiek jauni ir ypač jauni, tiek vyresni, nori atrodyti jaunai ir būti gražus, tai yra suprantamas noras, tik tenka apgailestauti, kad šis noras realizuojamas ne stengiantis sveikai maitintis, fiziškai būti aktyviam, bet kartais dirbtiniais būdais. Vyrai, norėdami užsiauginti raumenis, gali pradėti piknaudžiauti viena vaistinių preparatų grupe, tai vadinami anaboliniai steroidai. Vargu ar save gerbiantis gydytojas rašys receptą sveikam žmogui norinčiam nesveikai užsiauginti raumenis. Tad kur ir kaip Mindaugas gavo anabolikų? Ko tik nori, kiek tik nori. Šiaip tam sporte, kiek sportuoju jau virš metų, tai nežinau nei vieno, kuris nevartoja. Sakau, kiek pažįstamų, tai leidžiasi ir nieko. Ten dozėm nežmoniškom per mėnesį priauga po 20 kg ant kūno. Mindaugo žodžius patvirtina ir mūsų tyrimas. Paklausa yra, netrūksta ir pasiūlos. Internete gausu skelbimų skirtų tiems, kam sportas tapo ne tik papildų, bet ir vaistų reikalaujančią ligą. Norim raumenų ir padavėjai. Labą dieną. Noriu raumeninę masę paauginti ir kad riebalas truputėlį nuo pilvo nueitų. Testosterono propionatai ir galima rinktis Venstrolį, Turiką arba Navarą, ten tų tabletinių arba leidžiamų, nežinau, kas tau labiau prie širdies. O kas geriau būtų? Geriau veikia tai leidžiami, bet ne visada dažnai. O iš kur tie preparatai yra? Iš visos Europos. Ten jie... Ne tik Europos. Jie normaliai, legaliai yra gaminami, viskas ten su jais tvarkoj, ne? Taip, taip. Nebus taip, kaip su kiniškais kokiais? Ne kinietiškai, tenais dėžutėse viskas įpakuota gražiai. Metanabolis, testovironas, galenika, deka, vinstrolis, pardavėjai tartum aukštuosius baigę farmacijos mokslo daktarai, beria tablečių ir ampulių privalumus. O kažkokius sertifikatus tų vaistų turit ar ne? Nes bijau truputėlį rizikuoti, vis tiek į save leidėsi, tai nežinai, ką susileisi. Taip, bet sakau, niekas nesispūdės ir pats, aišku, ne visas išbandęs, kelis išbandęs, man viskas ten veikia normaliai, tai nieko nebuvo. Anabolikai draudžiami platint, man atrodo, yra. Tai vartoti nėra draudžiami ir būti jos gali. Aha. O dėl platinimo niekas neturėjo priekaištų niekada? Nežinau, dar ne. Skambiname kitam juodosios vaistų rinkos verslininkui. Pradedu sportuoti, nežinau iš tikrųjų nuo ko pradėti, ką patartumėt pirmiausia vartot? Kai pradedi sportuoti, iškart nereikėtų tokių dalykų. Kaip? Dabar kalbam normaliai, dabar tai pradėjai sportuoti, ne? Maždaug jau 3 mėnesius, bet taip norisi biškai greitesnio rezultato ten. Riebalą pavyko sudeginti, bet raumeninė masė neauga, aš taip norėčiau raumenis pasiauginti greičiau. Metras 83, o svoris 8,5. Supratau, ir daugiau norėtum, daugiau masės, ne? Tavrasme, neryškaus raumens, ne sausaus tokios, o daugiau, kad, masės priauk, nes ir šiaip ryškus esi, ar ne? Nežinau, kas geriau, norėtųsi, kad raumenis ant rankų matytųsi, presas, tas sixpackas truputėlį ryškesnis būtų. Tai siūlyčiau Venstrolį, jeigu preso nori, nes kitu atveju tai augina masę ir niekaip preso neišryškinsi. Tai jeigu esi girdėjęs apie Venstrolį, jei ne, tai pasiskaityk Google, užrašyk Venstrolis ir ten bus pilna informacijos. Tai Venstrolis vienas iš sveikiausių, mažiausiai kenkiančių, mažiausiai toksiškų steroidų. Mindaugai, kaip jūs dozes nusistatydavot, kaip jūs žinodavot, kiek reikia išgerti? Internete viskas yra net puslapis, anabolizmas, LT, viskas.
viskas jo. O tu norėtum tabletėm ar injekciniu? O kas geriau yra? Aišku, geriau yra leidžiamas, bet jo kaina yra didesnė ir būtų gerai maišyti su cheminiu testosteronu, nes vinstolis vienas muša natūralų testosteroną. Tai žinai, kas testosteronas? Nu, hormonas kažkoks tai. Jo, vyriškas hormonas, be kurį nusimuši, tai paskui ir tie reikalai, žinai, ne taip gerai stovi, kaip turi būti. O iš kur jūs tos vaistus gaunat, kad, baisu, kad jie padirbti nebūtų? Padirbinėja dažniausiai augimo hormoną ir vienas iš brangesnių. Šitie nėra tokie brangus dėl to, kad neapsimokėtų padirbinėti, nes tas padirbinėjimas irgi žiauriai daug kainuotų. Tai ir vėlgi, bet čia kitas dalykas, kad ten sako, kad absoliučiai nėra nei vieno, visi čia padirbti sako, žinai. Bet esmė tame svarbiausia, kad viskas veikia, žinai, kaip priklauso. Suveiks ar ne ir kokie šios nelegalios prekybos mastai galima tik spėlioti. Atsakingos institucijos paprastai kontroliuoja tik tuos prekeivius, kurie savo veiklą yra įregistravę. Rinka yra tokia, kur gali bet ką iš bet kur atsisiųsti. Ir va čia yra pagrindinė problema. Tie dalykai nėra kontroliuojami? Tas, ką tu siuntiesi savo asmeniškai iš kažkur tai yra tavo problema, tu turi žinot, ką tu siuntiesi. Nusprendėme patikrinti, ar taip pat paprastai kaip internete anabolikų steroidų galima įsigyti turguje. Kita tema – Daujočių gyventojai prieš norą šalia jų deginti anatominės žmonių atliekas. Tiksinti bomba. Tikrąją to žodžio prasme. Prizmos kainos garantija iki kovo 31 dienos Prizmoje. Sumažintos net 60 populiarių prekių kainos. Karštai rūkyta palangos dešra tik 2,29 litai, o traškučiai Tafel Taste & Go tik 4,99 litai. Visiems, kurie džiaugiasi judėjimu ir žino, kaip tinkamai palaikyti sveikus sąnarius, mes sukūrėme naująjį Arthrostop Comfort su revoliucinė formulė. Tai pirmasis ir vienintelis kramtomas gliukozamino ir kolageno derinys tabletėmis. Arthrostop Comfort. Mėgaukitės judėjimo skoniu. Arthrostop Comfort. Pasaulis kas sekundę plečia tobulybės ribas. Mes žengiame kartu į aukščiausios kokybės raiškos erą. LRT HD. Pirmasis Lietuvoje. Nacionalinis raiškiosios televizijos kanalas. Jo moderniausio transliuotojo LRT šeimoje. LRT HD transliuoja. HD televiziją žiūrėkite per Full HD 3D televizorių. Iš Avitelo. Supite 600 litų. Avitela, kokybė ir profesionalumas. Jau 20 metų. Gelomirtol. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. LRT Klasika pristato vasario 9 dieną, sekmadienį, 14 valandą. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose svajingai nenuspėjami. Giedrė Kilčiauskienė ir Andrėjus Polevikovas klausytojus supažindins su nauju albumu Jazz Miniaches. Skambės moderniai aranžuoti džiazo, roko, popmuzikos kūriniai ir autorinės kompozicijos. Daugiau informacijos lrt.lt. Tapk išmaniuoju virtuvės šefu su programėle Gustavo receptai. Rinkis receptą iš tau patinkančių produktų. Žiūrėk vaizdo įrašą, gamink ir pralenk Gustavą. Programėlė Gustavo receptai, nors griūk kaip skanu. Fotografuok savo šedevrą ir dalinkis kulinariniais atradimais socialinėme tinkle. Vaistinėse Kamelija platus asortimentas. Jei trūksta magnio, vaistas Magvit už ypač mažą kainą. Priemonės slaugai Tena 20% pigiau, o kraujospūdžio matuokliai Cardiatech net 30% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Kamelija – mažų kainų vaistinė. LRT televizijos kino premjera. Auksiniu gaubliu, kaip geriausias metų filmas apdovanota. Ir net 9 Oskarams nominuota. Sukrečianti drama su garsiausiais Holivudo aktoriais. 12 vergovės metų. Kinuose nuo vasario 7 dienos. Inovatyvus
inovatyvus mokymosi partneris. Leidykla Šviesa. Atsisiųsk atnaujink programėlę Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Atsakinėk dar greičiau ir patogiau. Tobulėk ir sužinok, kiek išmaniausių žaidėjų gali pralenkti. Moderniausias technologijas ir inovacijas kuriantys jaunieji mokslininkai. Kokie jie? Mokslininkas šiuo metu tikrai yra ne tas, kuris sėdi laboratorijoje, užsidarė. Šiuo metu mokslininkai yra visiškai kitokie. Kokios sąlygos Lietuvoje yra suteikiamos jauniesiems tyrėjams, atsakysime jau šį sekmadienį laidoje Tėvų klasė. Chorų Eurovizijos partneris – gyvas šarminis vanduo Tychi. Svarbu žmogui kasdien. Balsai. Chorų Eurovizija. Ką jūs norit pasakyti? Moteris verkia dėl vyrų. Sekmadienį 18:30 per LRT televiziją. Ačiū už roką. Ką? Iškilmingai. Nesibelsdama į persirengimo kambarį. Ji. Ateikite čia. Greitai tik tai. Aš prieštrauju. Kas aš vardu, toks vienintelis esu. Sveiki, brangieji, laikas žaisti jėgos 2 žaidimą ir pagaliau reikia laimėti jėgos 2 didįjį prizą, kuris kiekvieną kartą auga ir šį ketvirtadienio vakarą jau užaugo iki 228 606 litų. Pradedu 4333 tiražą gerų skaičių. Štai laimingiausiai 27, 13, 21, 16, 12, 20. Papildomas 24. Sveikinu laimėjusius, iki pasimatymo rytoj. Nusprendėme patikrinti, ar taip pat paprastai kaip internete anabolikų steroidų galima įsigyti turguje. Labą dieną. Ar sportininkam turit ką nors? Neturit? Ne. Kur ieškoti? Kur sporto prekės? Savanoriai. Tai pigiau norisi. Tai ką ten sporto prekės yra labai brangu viskas. Tai kitaip nėra. Nėra? Ne. Turguje nėra? Keista. Mindaugas teigia, kad cheminių raumenų didinimo preparatų galima gauti ir iš tų, kurie turėtų skleisti tik sveiko gyvenimo būdo žinias. Ne tik papildų, bet ir anabolinių steroidų galima įsigyti ir pas paprastus trenerius? Taip, galima. Tiesiog reikia sportuojant, laikui bėgant, susidraugauji, paprašai ir... Tai sporto klubų treneriai prekiauja nelegaliais vaistais, taip išėjo? Dauguma taip. Ar tiesa, kad norimo rezultato pasiekti neįmanoma be chemijos? Atėjęs į bet kokį sporto klubą žmogus apie steroidų žalą jokio užrašo nepamatys. Tačiau čia pat galės įsigyti raumenims tręšti skirtų maisto papildų. Remigijus Bimba, Lietuvos vyrų kultūrizmo čempionas, šiuo sportu užsiimantis 20 metų. Treneri, ar įmanoma sporte pasiekti kokių nors rezultatų be papildų? Profesionaliam sporte be papildų, maisto papildų neįmanoma. Kūno kultūra, mankštos, papildų reikia minimaliai arba visiškai jų nereikia. Kaip atsitinka, kad žmonės vartojantis tos maisto papildus paskui atsiduria ligoninėje? Na, ko gero, čia ne maisto papildus vartoja. Ko gero, tai vartoja kažkokias kitas medžiagas, galbūt pirko ne tam tikrose vietose, galbūt kažkas yra įvykę, bet tai ne maisto papildai. Arba tiesiog sudozuotas kiekis yra per didelis, nebuvo
atsižvelgta, ką rekomendavo gydytojas, ar ten treneris, ar tas, reiškia, maisto papildų konsultantas, kaip konsultavo, kiek jį reikia vartoti, tai tiesiog padidinti kiekiai, arba galėtų būti kita priežastis, vienu metu vartota labai daug įvairių rūšių. Pasiklausinėjau iš pradžių, kaip kas ką geria, nuo ko pradėti. Tokios informacijos pasirinkau, niekam nieko nebuvęs. Ir viskas. Na, maisto papildai, jie sertifikuoti yra. Taip. O anabolikai steroidai, jiegi atkeliauja neaišku iš kur. Jūs žinojot, kad tas vaistas yra nepatikrintas, kad jis neturi sertifikato, jisai... Ne. Sakau, tos informacijos ne. Žinau tik tai, kad vartoja, jo poveikis koksai. Tiek užteko. Kuo gali baigtis raumenų patręšimas chemija, puikiai žino karatė sporto meistras, dabar sporto medikas Gediminas Stankevičius. Dėl anabolikų poveikio išauginti raumenis tikrai nėra pilnaverčiai, nes įsipučia raumeninės skaidulos, bet tikrai nespėja prisitaikyti nei sausgyslas, nei kaulai, nei kraujagyslių tinklas. Ir tie raumenys nėra tokie funkcionalūs, kaip atrodo. Ir tikrai gali sportininkas atrodyti labai grėsmingas, raumeningas, bet jo rezultatai, jėga, svoriai, su kuriais jis dirba, tikrai bus netokie dideli, kaip norėtųsi matyti pas tikrus sportininkus, pas kurios raumenys yra išvystyti natūraliai. Pradėjęs vartoti raumenų masei auginti skirtus maisto papildus, Mindaugas pajuto tai, ką specialistai vadina etiketėse nutylimų, priklausomybę sukeliančių reiškinių. Tiesiog buvo jėgų antplūdis, kūno augimas, jėgos augimas, nieko nepastebėjau, jokio nuovargio, nieko. Sulig kiekvieną papildų, o vėliau ir anabolikų doze, Mindaugo noras tapti raumenų kalnu tik didėdavo. Trūksta kantrybės. Žmonės sportuoja po 12 metų, kad tokius rezultatus pasiekti, kiti per metus pasiekė. Viena iš problemų anabolinių steroidų tai priklausomybė, nes sportininkas, pripratęs prie anabolinių steroidų, yra, kaip sakant, gyvena aukščiau savo galimybių ir jų, kaip sakant, nustojęs vartoti, praradęs rezultatus, jaučiasi nepilnavertiškai, netoks, koks buvo anksčiau ir norisi vėl, kaip narkomanui pajusti kaifą, taip sportininkui pajusta savo galimybės, jėgų antplūdį ir vėl jie grįžta prie tų pačių. Didelių bėdų organizmui gali pridaryti ne vien nelegaliai platinami ar ne pagal paskirtį vartojami anaboliniai steroidai. Kad sportininkams skirti produktai gali sukelti tiek psichologinę, tiek fizinę priklausomybę, patvirtina ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliekami maisto papildų tyrimai. Juose be švino, vanadžio sulfato, boro chelato, eritrozino, sinifrino randama ir kvaišalų. Maisto papilduose irgi sportininkams Liporaš buvo nustatyta neleistina medžiaga dimetiletilamines. Tai būtent ši medžiaga yra centrinės nervų sistemos stimuliatorius ir yra susijusi su amfetaminu. Kuo galėtų sportininkui padėti amfetaminas? Na, galbūt jisai sukelia tokią euforiją, sakykime, euforiją, didesnį energijos antplūdį įsivaizduojama ir panašiai. Tiesa, apie tokias medžiagas ir jų poveikį papildų gamintojai etiketėse nerašo. Tokiu būdu nuodingi papildai kurį laiką gali būti ir būna platinami visiškai legaliai. Kodėl tokie maisto papildai patenka į rinką anksčiau, negu kad yra sužinoma, kad jie yra kenksmingi? Tai čia tokia tvarka yra, jie neprivalo būti prieš patekdami į rinką tikrinami Valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnyboje? Jie turi būti ypač iš trečiųjų šalių. Iš trečiųjų šalių jie turi būti notifikuojami. Tai reiškia pranešama, nurodoma jų sudėtis, bet kaip jau minėjau, jeigu kažkas tai deda kažkokį nelegalų dalyką, jie paprastai nenurodo. Tai va čia yra etiketėje, tai čia yra pagrindinė bėda. Be narkotinio papildų poveikio egzistuoja ir daugiau šalutinių reiškinių, kuriuos gali sukelti raumenų didinimas chemija. Tuo metu, kai žmogus vartoja
Nepageidavimi efektai gali būti tokie trumpalaikiai, greitai pasireiškiantis, netrukus pasireiškiantis. Tai visų pirma, keičiasi jo elgsena. Jis tampa agresyvesnis, padidėja lytinis potraukis, nors šiaip seksualinės disfunkcijos gali vis tiek išlikti, net jeigu jis tai ir vartoja, atsirasti arba išlikti, vartojant anabolinius steroidus. Kiti mažiau matomi pokyčiai yra poveikis į kraujodarą. Tai yra gaminasi daugiau kraujo kūnelių, didėja kraujo klampumas ir didėja rizika kraujagyslių ligoms, tromboembolijoms. Aišku, žmonės vartoja tromboembolija, atsiprašau, kad jūs pertraukiu, tai gali baigtis kuo? Infarktu, insultu? Infarktas, insultas. Kitais atvejais nenatūralus raumenų masės didinimas gali baigtis rimtomis traumomis. Kitas poveikis, dėl kurio vartojami dažniausiai tie steroidai, tai yra, aišku, išvaizdos pasikeitimai, tam žmonės ir vartoja raumenų masės didėjimas. Tačiau ir tas masės didėjimas ne visada yra geras dalykas, dėl to, kad gali, sakysime, sausgyslės plyšti dėl to didėjimo ir kitų komplikacijų būti. Kad žmogus galimai vartoja anabolikų steroidus, išduoda ir pasikeitęs jo elgesys. Na, čia viskas priklauso nuo to organizmo. Jeigu tu linkęs į agresiją, tai žinai, gali truputį ir, žinai, tai paskatinti. Bet esmė, kol naudoji, tai vis tiek supranti, kad tu greičiau reaguoji. Tu, matai, gali greit susinervuoti, bet labai greitai nurimsti, žinai. Nu, tas vyriškas hormonas toks daugiau jisai sudalyvauja visam šitam. Nevaisingumas – dar viena dažna anabolikais raumenis trešiančių vyrų bėda. Yra bandyta net vyrų kontracepcijai gaminti kažkokius tai panašius preparatus, bet dėja jie nepasiteisino dėl nepageidavimų šitų poveikių. Negana to, eksperimentai su dirbtiniu raumenų didinimu gali atimti ne tik vaisingumą, bet ir gebėjimą džiaugtis pačiu procesu. Sutrinka lytinė funkcija, ypač nutraukus. Aišku, būtų netiesa sakyti, jog jeigu vartosi anabolinius steroidus, tai sėklidžių veikla niekada neatsistatys. Dažniausiai per kelis mėnesius, dar papildomai skiriant stimuliuojančių hormonų, galima tą veiklą atstatyti. Tačiau aš esu mačius atveju, kai vartoja 10-metį, sėklidžių tūris yra mažas, yra nutraukus testosterono visiškai negamina ir 1, ir 2, ir 3 mėnesį ir gali užtrukti tai ir iki metų ir galbūt niekada neatsistatyti. Tas pats ir apie lytinių ląstelių gamybą galima pasakyti, nes jų gamyba anabolinių steroidų yra užslopinama. Tiesa, sumažėjusio potraukio žmonai Mindaugas tikina nepajutęs. Kaip buvo jūsų atveju? Nieko. Jokių pasikeitimų. Žmona nesiskundė? Ne, tikrai ne. Esu turėjus atveju, kada moteris atveda savo vyrus pas specialistą dėl to, kad šeima nesusilaukia vaikų. Kartais jie net jau turi vieną vaiką, nesulaukia antro vaiko ir spermos tyrime nėra ne vieno spermatozoido. Aš tai pacientam taip ir įvardyju, kad yra kastracija, sakau, tai gal chirurgiškai tuomet jums būtų patogiau, kam dabar čia vartoti preparatus. Anaboliniai steroidai tik maža dalis nelegaliai kartu su draudžiamais maisto papildais į Lietuvą patenkančių receptinių vaistų. Nuolatiniai profesoriaus Limo Kupčinsko pacientai tokių gaminių pirkėjai. Irgi mes susidurėm su atvejais, kai pavyzdžiui, iš Kinijos internetu nusipirktos vaistažolės sukėlė kepenų uždegimą, nes tuose egzotiškuose kraštuose, kur daug saulės, vaistažolės turi daug įvairių aktyvių medžiagų, kurios ir gali pažeisti kepenis. Kad tariamai stebuklingi papildai netaptų nuodais kepenims, nesukeltų infarkto, nevaisingumo ar bent jau be reikalo nepatuštintų piniginės, specialistai pataria nepamiršti auksinės taisyklės. Maisto papildai negali ir neturi gydyti. Panašiai lygiai tai buvo su Green Coffee papildais, kurie ten skelbė apie stebuklingus lieknėjimo dalykus, o iš tikrųjų paaiškėjo, kad ten yra sibutraminas, medžiaga uždrausta vartoti netgi kaip vaistas, nes gali sukelti infarktus ir panašiai. Grįžkime į Kauno klinikas, kur gydomas raumenų norėjas, tačiau kepenis susižalojęs Mindaugas. Jis suskaičiavo, kad maisto papildams ir anabolikams per mėnesį išleisdavo iki 800 litų. Paskui gal pamačiau biškį rezultatai gaunasi. Galvoju, reikia ką nors dasipirkti, nusipirkau maisto papildų, nemažą kiekį, padėjo jie, dar greičiau norėjosi. Kokie tie papildai buvo?
Taip, nuo paprasčiausių baltyminių kokteilių, amino rūgštis. Ten tie, kur milteliai tirpsta. Taip. Kokteiliai baltyminiai, amino rūgštis tabletėm, karnitinas riebalam deginti, azoto degonės skatintojai. Tai čia visa puokštė yra. Nu, nemažai. Ir tai dar ne visos savo kūno tobulinimo išlaidos. Nu, į mėnesį su salė apie 1500 litų mėnesį. Tokia investicija iš pradžių duodavo trokštamą rezultatą. Nu, per 2 mėnesius po 4 cm ant šlaunų bicepsų. Tai čia pakankamai daug. Nu, normaliai skaitosi taip, jeigu sausai be nieko, tai nelabai. O rezultatas pačiam patiko? Tai taip. Džiaugiausi, galvojau, viskas gerai. Bet va, gavosi kaip gavosi. Apie pasiekmes paprastai jauni žmonės nemasto, nes jie nėra sirgę rimtomis lygomis ir galvoja, jog kadangi šie vaistai nepakenkė jo draugui, tai ir jam to neatsitiks. Tai kokiu būdu tada užsiauginti tos raumenis greitai ir gražius? Jeigu nenorim sportuoti, norim tik tai raumenų, tai čia yra nesuderinami dalykai. Arba grėbiamasi tokiu atveju steroidų. Ir čia panašiai situacija kaip su SMS kreditais. Norim greit pinigų, galim praturtėti, norim greitai rezultatų, galim vartoti steroidus. Bet pasiekmės ir vienu atveju ir kitu yra tokios skaudžios. Panašiai, kiek išleisdavo anabolikams ir papildams, tiek dabar Mindaugas išleidžia vaistams. Šiandien nebeliko ir chemikalais išpūstų centimetrų. Per vieną mėnesį Mindaugas neteko to, ką per metus buvo investavęs į savo kūną. Aš numetęs dabar 15 kg, nieko nebesimato. Tai per kiek laiko? Per mėnesį numečiau 15 kg per ligą. Dingo visi tie kilogramai, kuriuos buvo... Su raumenim, su viskuo dingo viskas. Visas mano darbas. Šiandien Mindaugas sveiksta. Jo oda iš ryškiai geltonos pamažu virsta rausva. Naktimis neleidęs miegoti niežulys traukiasi. Kaip ir tie interneto prekeiviai, Mindaugas šiandien galėtų užsimerkęs išvardinti anabolinių steroidų grupes, jų pavadinimus, efektyvumą, dozes ir vartojimo būdus. Tik nenutilėtų šalutinio poveikio. Patarčiau nebandyti tiesiog savo sveikatos sumetimais, nes anksčiau ar vėliau, kai susirgau, guliu lovai, dar dabar 1,5 mėnesio visą internetą skaičiau, kad tai būna čia daugam labai. Jeigu ne su kepenim, tai greičiausiai su širdim. 45 metai jau riba. Viskas. Siūlau pasiskaityti daugiau internete apie pasiekmes, o ne taip, kad galvot, kad išgersiu, viskas bus gerai. Kol sveikatos yra, nieks nepagalvoja. O kai nėra, susimastai gerokai labiau. Anykščių rajone Daujočių kaime planuojama deginti žmonių kūno dalis. Tokia žinia papiktino vos už 200 metrų nuo planuojamo krematoriumo gyvenančių žmonės. Jie stojo į aršią kovą prieš krematoriumo statytojus, kreipėsi į visas įmanomas institucijas, surinko beveik visus kaimelio gyventojų parašus. Verslininkai sako, kad gyventojų baimė dėl esą nuodingos kaiminystės visiškai nepagrįsta, todėl krematoriumas Daujočiuose anksčiau ar vėliau vis vien atsiras. Štai šiame apleistame grūdų sandėlyje planuojama deginti žmonių kūnų dalis. Dar gruodžio mėnesį specifinio krematoriumo statybą palaimino Anykščių rajono valdžia. Tačiau toks sprendimas sukėlė audringą aplinkinių kaimelių gyventojų reakciją. Žmonės sako, kad nenori kvėpuoti degintomis anatominėmis atliekomis. Tiksinti bomba. Tikrai to žodžio prasme. Kadangi šiaip ar taip mūsų gyventojai čia yra kažkur netoli 200. Ir čia va, tiesiai, jeigu matuojant nuo mokyklos Svedasų, kiek čia kaip 1,5 kilometro, nedaugiau. Iki mokyklos, tai praktiškai prie mokyklos, gimnazija. Tai faktiškai čia iš pusės rajono suvažiuoja vaikai. Ir čia pas mus aplinkui dar yra ekologiniai ūkiai. Avininkystė žmonės užsiima. Tai jeigu jiem dabar tą tiksinčią bombą pakišt,
tai faktiškai bus sunaikinti visi ūkininkai. Žmonės visada kalba nuoširdžiai, kaip sako, va ir pirščiuką atveš, ir vaikiuką, tokį gemaliuką atveš, čia sudegint. Sako, mums tikrai to nereikia. Mes, sako, vien blogai jausimės, kad pro mus veš. Tokius dalykus, tokias atliekas. Daujočių ir Svėdasų gyventojai per dieną surinko daugiau nei 200 parašų prieš krematoriumo statybą. Bus tai filtras užsikišo. Ai, kol atvešim, tai mes jį išimam, čia dieną kitą pakurensim, o paskui ten įdėsim. O paskui užmiršau įdėti ir jau jūs žmogeliai kvėpuokit. Kas juos sukontroliuos čia? Ir ar kontroliuos? Buvo nuo pat pradžių. Nuo pirmo jų atėjimo buvo meluojama, pastoviai nedasakoma, pastoviai įsisukinėjama ir net ir posėdžio metu buvo žarstomi visokie epitetai ten, kad šiaudų gniūžtės ir panašiai bus deginamos. Tai praktiškai įvertinant tuos melagingus teiginius galima įtarti, kad ir toliau nebus sakoma visos tiesos. Apgauti jaučiasi ir Anykščių rajono savivaldybės politikai. Anykščių rajono meras pripažįsta, kad verslininkai tarybai apie anatominių atliekų deginimą net neužsiminė. Leidimas buvo prašomas, ten taip skambėjo, prašome leisti įsigytoje kažkokioje fermoje, ten ar sandėliuose kažkokiam angare